pagal planą, kurį pakoregavom tik nesenai. Važiuojam prie Talino, ar Taline, kaip ten gauni? Taline, esantį Estijos karo muziejų. Ir štugas bus turbūt iš Suomijos, tai 34 76 kalibro, tas iš miško ežeriuko kokio tai ištraukto legendinis, tas, kur visi matė tą video. Ir kuo dar ten palau gali būti? Nu kažkas tai dar ten gal... Ai, patranka, palkavaja puška 76 kalibro, ne? Kol kas tiek, gal po to matysim, gal kažkas bus paslėpta. Va, tai galą dienos Estijos muziejus ir keliamės į Suomiją. Parola bus rytoj. Rytoj linkėjimai iš Parolos. Atvykom į karo muziejų. Sena graži architektūra. Patrankos pasitinka. Čia patrankos, manau, pokarinės. Arba modifikuotos, atnaujintos. Tai ratai panašus į rusiškus. Tikrai. O pabūklai naujesni. Kažkur girdėjau, kad atnaujino patrankas Estai. Atramos galingas tokios. Jo, modifikuoti 60-ais, šiaip kem 4. Galingas vis tiek. Aukštelis tai tokio dydžio kaip Panteros. Panteros kažkiek aukštesnis. Diktadėdžės. Ventiliacija. Čia tikrai jisai neiškastinis. Pažiūrėk, koks metalas likęs, tvarkingai, viskas pjauta, dujom liejnyt. Ratukai tokie kaip pelkiai. Prisimeni to? Pelkiai. Kaip suprast, Pensilvanija. Realybė va tokia. Tai
reportažas apie 34-85 kalibro varomieji. Žiūrėk, kokia įdomesnė daiktadėžė. Pritaikyta kampu. Ką gali pasakyti? Apie 34. Kulkos valdžių nėra dėja. Viskas veikia. Viskas veikia. Įdomu. Einam numerį pažiūrėti. Numeriukas yra. Koks tai? 290, 13, 40 gal. Dar kažkas. Nu ką, tai dabar eisim štuko ieškoti, ne? Suomiško. Kažkur tai. Linkėjimai, šestės. Nu gerai, minam tada štuką. Kažkur pagausim. Kur jis bus? Katram gale. Gražuolis.